Su Dievo palaima, su jo malone keliaukime toliau. Jis yra mūsų kiekvieno darbo pradžia, pabaiga per Kristų mūsų viešpatį. Gerai, tai turime kelionę visą, apie kurią kalbame, tai kurį išsireiškia kryžiaus Jonas, jisai tokiu žodžiu sekti Kristumi. Sekimas Kristumi. Mes vis žinome, girdime tą išraišką ir yra knygos parašytos Kristaus sekimas, visi žinome. Ir matome, kad tas sekimas nėra jis toksai paprastas. Kartu labai paprasta ir tikrai Dievas be galo paprastas, žmogus tik labai komplikuotas su savo visų gyvenimu, ne su savo įpročiais ir taip toliau. Tai tas kvietimas sekti Kristumi, perorganizuoti mūsų visą įpročių pasaulį, mūsų to antrininko įsišaknyjusio ar ne, atsikratymą. Ir tai šiandien galėtume biškį žvilgtelti, kai apie tokias išraišką kaip žmogaus dvasios, o gal ne, kitaip būtų galima pasakyti, tiesiog žmogaus mirtis ir tokia tikrovė, kuri labai nepaprasta, kai kalbama apie mirtį, nepaprasta. Tai laiške Filipiečiams yra sakoma, taip, dar prieš tai, tai tas sekimas Kristumi yra į kryžiaus Jonas jį įvardija kaip pojūčių ir galių apvalymą. Tiesiog jos turi nutilti. Daug žmoguje labai daug yra įvairaus triukšmo. Tai tas mūsų nutilimas šitame laike, ir yra tokia mūsų pastanga, gal tokia labai varginga, bet yra gera bandyti. Tai tik visą tai išpildžius, pojūčių nurimimas, galių nurimimas, aistrų nurimimas, sako, tai išpildžius galite pasiekti trečią žingsnį, susikaupimo kelią, kuris veda į sielos perkeitimą į Dievą, vienybę su Juo. Tai ir tas perkeitimas, tam perkeitimui reikia mūsų tikėjimo ir kaip jau girdite, ar ne, kad mūsų galios, mūsų protas, mūsų valia, mūsų atmintis yra tos nuostabios galios, bet kurios turi būti apvalytos per tikėjimą, viltį ir meilę. Kiekvienu jų atitinka. Ir sako, kaip paimate gerą priemonę, valiklį kažkokį, visos moterys virtuvėje žinot, koks tenais geriausias, tas neišvalomas dėmes, ar kriauklės, ar viryklės. Ir turbūt yra visokiausių tų priemonių. Tai tos priemonės atitinka tą sudėtį, kad jos gali išvalyti.
Bet kokį kitą dalyką paėmus, niekaip tu ten neišvalysi tų dalykų. Tai vat būtent tikėjimas yra ta atitinkama priemonė valyti, išvalyti mūsų protą. Viltis atitinka tai, kad gali būti išvalytos mūsų visa atmintis. Atrodytų neįtikėtina, kaip gali persiformuoti visas tas bagažas, kurį mes sukaupėm, kuris yra nereikalingas balastas, kuris mums be galo trukdo. Mums labai sunku ateiti iki šito sąmoningumo, kad viso tai, ką mes čia kaupiam per gyvenimą, visas tai niekalai. Ir kad jisai turi būti performuotas, nes būtent mūsų patirtys jos yra ateinančios iš mūsų egoistinės sampratos ir suvokimo. Ir reikalinga išvalyti tą visą balastą, kad gimtų, kad naujos mūsų į protą, per protą ateinančios mintys, kad tas atminimas jau sluoksniuotųsi iš kitokios patirties, iš Dievo meilės patirties, kai nebelieka to egoistinio šleifo. Tai iš tos Dievo laisvės, širdies laisvės, Dieve, ateina visiškai nauja patirtis, kurie jau sluoksniuojasi ir tai, kas yra tikra. Visa kita yra tik tais nuolatinė mirtis. Tai šitie dalykai. Ir taip ir pačiai ir su meilė, valia, kad išvalyti, kad nugryninti reikia Dievo meilės. Ir čia siejasi su valia tos aistrų pasaulis, tos 4 aistros, apie kurias kalbėjom, kryžiaus jonas, jas galėsite prie jų prisiartinti 3 knygoje, kopimo į Karmelio kalną. Protui čia daug yra skirta 2 knygoje, o taip, ir čia po truputį mes šiek tiek bent jau prisiliesim. Tai dabar kaipgi būtų galima prisiartinti prie tokio neįmanomų dalykų, jūs sakėm, telefonai turi likti išjungti. Tai dabar kaip prisiartinti mums prie tokių dalykų, kuriuos mes laikome tokiais svarbiais, šitos nešventais, ir taip juos įsikibę ir taip bijome jų paleisti. Dabar laiške Filipiečiams sakoma, taip kaip Paulius išgyvena. Vis dar turiu tą įvedimą padaryti. Šventas kryžiaus Jonas kalba apie mirtį, sunaikinimą, nori atskleisti, kaip svarbu nutraukti visą, kas sąlygoja žmogaus gyvenimą, jo žlugdantys įpročiai ir atsiverimą Dievo gyvenimui. Jei žmogus apsispręstų mirti, tai pasaulyje jam viskas keičiasi. Pažiūrėkite, ką Paulius sako Filipiečiams. Man gyvenimas tai Kristus, o mirtis tik laimėjimas. Tai ir kryžiaus Jonas taip pat laiške yra 11 laiškas. Mes galėtumėm vienai poniai iš Granados. Jis turėjo daug įvairių žmonių, su kuriais susirašinėjo ir tik tiek gaila, kad labai nedaug laiškų liko.
dėl įvairiausių dalykų, kad sako geriau, kad jie būtų sudeginti, negu patektų į kieno nors, netinkamai, tai kad paskiau interpretuotų netinkamai, tai ir dėl inkvizicijos ir taip toliau. Tai daug laiškų buvo sudeginta. Tai jisai sako, o didis meilės Dieve ir Viešpatie, kokius savo turtus jūs atiduodate tam, kuris myli ir gėrisi tik jumis, atiduodate jam patį save ir iš meilės tampate vieną su juo, taip leisdamas jam ragauti ir mylėti tai, ko siela labiausiai trokšta jumyse ir kas jai naudingiausia. Tačiau, kadangi dera, kad mums, kaip ir mūsų mylimajam, netruktų kryžiaus iki mirties iš meilės, jis leidžia mums kentėti dėl to, ką labiausiai mylime, idant darytume didesnės aukas ir būtume daugiau verti. Tačiau viskas trunka tik tol, kol pakeliamas peilis ir paskui Izaokas lieka gyvas ir gaunamas palikuonių pagausinimo pažadas. Dar kartelį. Tačiau, kadangi dera, kad mums, kaip ir mūsų mylimajam Kristui, netruktų kryžiaus iki mirties iš meilės, kaip Kristus nešė kryžių ir jo buvo labai daug, taip ir mums, sako, dera, kad to netruktų iki mirties, kol gyvensime, iki mirties iš meilės jam. Jis leidžia mums kentėti dėl to, ką labiausiai mylime, idant darytume didesnės aukas ir būtume daugiau verti. Tačiau viskas trunka tik tol, kol pakeliamas peilis, o paskui Izaokas lieka gyvas. Tai jokios paguodos. Mes ateiname į maldą ir iš karto nusiteikiame, kad kažkas bus gražaus, gero. Ir sakom, čia nieko gero, čia iš tos maldos nebuvo, vien tik prasikankinu, šonus skauda, nugarą skauda ir atrodo mintys blogis. Jos veržiasi ir niekas čia nenurimsta, vien tik tais atrodo, sumaištis kažkokia, tai čia tas neduoda ramybės vienas, neduoda ramybės kitas, trukdžiai kažkokie, sakom, nieko gero iš tokios maldos, šiandien nieko gero. Tai paprastai mūsų tokia keistas tas žmogus, bet mes nuolat ateiname su jau nusiteikimu, kad kažką gausime. Žmogus visą laiką pasiruošęs gauti, bet jam taip sunku, kaip girdėjome šiandien ryte, mes sakom, kad o kas pasiūlė, reiškia, Dievui ką nors kažką duoti. Tai Teresė, Jėzaus Teresė, tai sako, kad, sako, seserys, padėkite man nešti kryžių, kad nors truputį, bent šiek tiek padėtumėm Jėzui nešti tą kryžių. Tai jos seserys, jų užsiėmimas buvo pagrindinis, nešti kryžių su Jėzu, bent šiek tiek. Tai ir tas šiek tiek mes žinome, kad tas labai daug kainuoja ir kaip labai daug kainuoja, tai mes suprantame iš mūsų ligų, iš mūsų nesėkmių, iš ko tik tais norime.
Bet dabar, kad sako, bet viskas yra labai nesunkiai tai pakeliama, jeigu žmogus atranda va šitą meilę, jeigu mylimai. Ir sako, tačiau viskas trunka tik kol pakeliamas peilis ir paskui Izaokas lieka gyvas. Įsivaizduokim, kaip Abraomui buvo sunku pakelti peilį, žudyti sūnų, nes aš suprantu, kad pakelti peilį ir žudyti, reiškia, turi kažkas labai neįsivaizduojamo mirti mano širdyje, ne žmogaus širdyje, kad taip savo sūnų, ar ne, sutikti su tokia Dievo valia, ar ne, kad jisai turi jį paaukoti. Tai tiesiog, man atrodo, kad tai labai sunku įsivaizduoti, kaip tai galima padaryti. Bet štai kažkas tokio labai stipraus įvyksta ir pasikeičia, kad jisai priima tai, ar ne, bet sako, viskas trumpai, ar ne, ir pamato, kad viskas visiškai kitaip yra. Mes vis paskaitydavom brolių Grimų pasakas, ne, tai viena pasaka yra, kur mergaitė, kuri audžia prie šulinio ir ta verpstė nusidažo krauju, ar ne, nuo ilgo darbo, ir jinai, norėdama ją išplauti, jinai netyčia ją paleidžia ir jinai įkrenta į šulinį. Ir pamotė sako, turi eiti, ar ne. Taip kaip įmetė, taip turi dabar ištraukti. Ir jinai vargšė nežino, ką daryti. Ir baisu. Ir vis dėlto jinai neturi pasirinkimo. Ir jinai metasi į tą šulinį. Ir tame šulinyje vietoj to, kad ar ne, atrodytų, kad viskas galas, viskas pasibaigia, staiga atsiveria graži pieva pilna saulės. Tai tokia yra tikrovė šitų įsimylėjėlių. Ir štai kaip yra svarbu suvokti, kaip žmogui suvokti, prieiti prie šito lūžio, kad viskas yra niekas. Paulius sako, viskas tai yra sąšlovos. Ir kad esmė yra šitas susitikimas su mylimuoju. Senajame testamente bijojo susitikti su Dievu, nes sako, pamatysi Dievo veidą, mirsi. Bet sako, dvasinėje giesmėje kryžiaus Jonas sako, dabar įstatymo malonės laiku. O tas įstatymo malonės laiku, tada, kai jau atėjo Kristus, kai jau jis nunešė kryžių ir kai mirė už visą žmoniją, tai atsivėrė ne įstatymas, kaip sakyti, teisintis, bet įstatymas pilnas malonės. Ne? Ir todėl sako, dabar įstatymo malonės laiku, kai miršta kūnas, siela gali matyti Dievą. Tad sveikiau yra gyventi trumpai ir mirti, kad susitiktų su juo. Ir jeigu siela nemylėtų Dievo, kaip jis ją myli, ji nebijotų mirti jo akivaizdoje. Ir jeigu siela nemylėtų Dievo, kaip jis ją myli, ji nebijotų mirti jo akivaizdoje. Nes tikra meilė, kuri nes tikroji meilė, kuri visa ateina iš mylimojo, jai ar priešiška, ar maloni, taip pat ir bausmės, kokias jis tik norėtų, visą priima vienodai. Tokiu pat būdu ir jai teikia džiaugsmą ir malonumą, nes, kaip sako šventas Jonas,
tobula meilė išveja baimę. Tai atrodytų, kad jeigu štai įsimylėjęs žmogus, jeigu atrandam, niekada nepakilsime iki tokios meilės kaip Dievo, todėl jis sako, nors ir netobula, bet vis tiek ateinanti iš Dievo. Ir jeigu su tokia meilė mes mylime, tai vis tiek yra troškimas didesnis, kaip Paulius sako, mirti, negu pasilikti čia pasaulyje. Ir kas bebūtų, ką beduotų, kokius be sunkumai ateitų, viskas, sako, tampa pakeliama. Tai štai į kokią avantiūrą mus šiandien kviečia. Tai sakoma, jei žmogus apsisprendė, pasiryžo numirti, ta prasme, jo, žinai, tam antrininkui, ar ne, sudarė sąlygas mirti, tai jam visas pasaulis keičiasi. Keičiasi jo visa vidinė būsena, keičiasi jo išorinės aplinkybės. Žmogui nusistatyti ir apsispręsti mirti labai nepaprasta, nes kai apsispręsi tai padaryti, tavyje jau nebebus baimės. Tai yra, tu nugalėjai bet kokią baimę. Nugalėti baimę tai didelė strateginė užduotis. Kasgi pasikeičia? Visas gyvenimas tampa nenutrūkstančiu stebuklu, kur nustoja veikia žemiški dėsniai. Išgyjama iš ligų, kurios neišgydomos. Mes būtent dėl baimių, dėl tiek daug įvairiausių mūsų prisirišimų, to neteisingo požiūrio gyvenimo, žmogus tiek daug taip labai save naikina. Ir būtent todėl sako, tai nereiškia, kad nebus ligų ir nemirsime. Viskas bus, bet sako, jeigu visą tai paleidžiame, kas mus riša, išgyjama iš ligų, kurios neišgydomos, žmogus įgauna sugebėjimus, kurių net neįsivaizdavo turys. Sielai atsiveria tokie toliai ir horizontai, dėl kurių gali, iš esmės keistis gyvenimas. Žmogus nors patiria sunkumus ir ligas, bet jos niekaip jam nepakenkia. Būtent ta nebeliko baimės, nes meilė yra tokia galinga, o tas pažinimas meilės, tas susitikimas su Dievu ir išgyvenimas yra tokie dideli, kad visi šitie dalykai tampa tokie antraeiliai, kurie mūsų pasaulyje, kurie mūsų supa, mūsų kūnas. Nes drąsa numirti tai didelė užduoties įveikimas. Išveda žmogų iš įprastų gyvenimo rėmų arba transcenduoja savo prigimtį. Tarsi mes patenkam į anapusinę tikrovę. Dar nekalbama apie anapusinę, kai jau miršta tikrai žmogus, bet kalbama, kad mes peržengėm kažkokį tai rifą, peržengėme tą barjerą, su kurio buvom labai susitapatinę ir susigyvenę. Kai tik žmogus nustoja bijoti dėl savo gyvenimo, jis pradeda gyventi amžinai. Kai jis pradeda kovoti dėl savo egzistavimo, jis iš karto pradeda mirti. Jei krikščionis tik turi savo planų pertvarkyti šį platų pasaulį, nusiteikęs, nusistatęs gyventi ilgą gyvenimą, tai atėjus mirties valandai apima baisi panika. Jis galvoja,
tiek daug planų, tiek daug numatytų dalykų čia bandau daryti. Ir dabar, sako, kvailys, sako, dar šį vakarą bus pareikalauta tavo gyvybė, ar ne, tai kam tas turtas, sako, atiteks. Tai baisi baimė žmogui ateina. Netgi turtuolis, kuris mirė ir mato Lozorius Abraomo prie Abraomo stovintis ir baimė nepalieka, tas pergyvenimas nepalieka. Tai dėl savo artimųjų, tai labai baisu sielai, nes išgyvena tiesiog kaip sakyt, nebėra nieko, ar ne, viskas, tik mirtis, ne, nes su šiuo pasauliu atrodo viskas baigėsi. Bet jeigu vis dėlto, sako, kai žmogus nustoja bijoti dėl savo gyvenimo, jis pradeda gyventi amžinai. Tai kiek daug žmonių miršta staiga, netikėtai visokiose aplinkybėse, tačiau ši mūsų prigimtis, nors ir atrodytų pilka, menka, yra raktu į nežinomybę be ribų. Ir galima mes žengti į tokį nepasiekiamumą tikrojo savęs link, tikro žmogaus atradimą. Tai visa tai, ką kalba kryžiaus Jonas, yra būtent dėl šito atradimo, to tikro žmogaus, kur nėra baimės. Tai nereiškia, kad mes kažkokie galingi, ar jaučiamės nepažeidžiami, ar dar kažkaip. Viskas lieka, tas trapumas, žmogiškas pažeidžiamumas, bet štai pasikeitė tavo širdies, iki šioliai mes nepažinom tos, kas yra ta tikroji laimė, kas ta tikroji meilė, ar ne. Ir viskas susikoncentruoja tik tais prisirišti, mylėti žemės dalykus. Ir štai atradus Kristų, štai čia iš esmės keičiasi. Tai visiems iššūkis mokiniam, kiekvienam mokiniui buvo didžiulis iššūkis peržengti šitą ribą. Tai paklausykime galbūt šiek tiek ilgesnio šitą pasakojimo, bet galėtume mes išgirsti, ką kryžiaus Jonas kalba apie tai. Čia kopime į Karmelio kalną. Tai kalbama apie tą, kad reikia nusimesti, kad tai, kas prie ko mes prisirišėme. Mes, sakau, jeigu mes perskaitytumėm visą šitą knygą, sakytumėm, o, nuostabu, kaip gerai rašom, bet nieko gero, jeigu tai tik tais ir lieka paprastu žinojimu. Ir tas paprastas žinojimas mus dar labiau kankina ir dar labiau prislegia, nes daug žinome, bet nėra jėgų įgyvendinti to, ką žinome. Bet kaip jau vis girdime, malda yra tas didelis žingsnis, malda ir tas atsižadėjimas kasdieniniam gyvenime, ta tikrovė, ne raidiška, bet reali tikrovė, patyriminė. Tai ta malda, jinai sako, jeigu tu ateini bent jau žengi tą žingsnį, ateini į maldą, tai tavo angelas jau laukia tavęs, jau visomis pastangomis daroma, dangus nori susitikti su tavimi. Esi tik tais, kad labai daug komplikuotų dalykų tavyje, tai išgyveni labai daug kančios, bet
bet visas dangus laukia tavo artinimuose, nors mums taip nelabai atrodo. Realiai, sunku ir tuo patikėti žmogui. Jisai sako, Kryžiaus Jonas, kad reikia tų pirmų žingsnių, tos iš mūsų, tos pastangos, šitoj vietoj reikia, kad nuvilktumėm save iki koplyčios, iki prie viešpaties. Tai sako, jisai remiasi šventu raštu, Morkaus Evangelija. Tai jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, tai ima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo sielą, tas ją praras, o kas pražudys ją dėl manęs, tas ją išgelbės. Siela, čia Kryžiaus Jonas kalba siela, tai mūsų visos galios, mūsų jausmų pasaulis. Tai štai. O kas galėtų dabar čia padaryti suprantamą, sektiną ir patrauklų šį patarimą, kurį mums duoda mūsų išganytojas, išsižadėti savęs pačių? Tada dvasingai pamatytų, kaip skirtingai negu daugelis jų mano, reikia elgtis šiame kelyje. Jie mano, kad pakanka bent kiek atsitraukti nuo pasaulio ir pertvarkyti kai kuriuos dalykus, kai tik pasitenkina šiek tiek puoselėdami dorybės, toliau melsdamiesi ir marindamiesi, tačiau nepasiekia nuogumo ir neturto ar savęs atsižadėjimo arba dvasinio tyrumo, o tai viena ir tas pats, kaip pataria Viešpats, juk jie vis dar peni ir rengia savo prigimtį dvasinėmis paguodomis ir jausmais, užuot ją apnuoginę ir atsižadėję vieno ir kito dėl Dievo. Jų manymu pakanka atsižadėti to, kas iš pasaulio, o ne sunaikinti ir apvalyti dvasinę plotmę. Todėl, kai jiems pasiūlomas tvirtumas ir tobulumas, tai yra bet kokio mėgavimusi Dievu naikinimas, sausra, beskonybė, beskonybė ir vargų, o tai yra grynas dvasinis kryžius ir beturtės Kristaus dvasios nuogumas. Jie supranta, nuo ko jie sprunka nuo to lyg nuo mirties ir tik ieško Dievo saldybės bei malonaus bendravimo. Tačiau tai ne savęs atsižadėjimas ir dvasios nuogumas, o dvasinis smaližiavimas. Tai mes girdime, mes prieisime prie kalno, to, kurio matėte tą pavyzdį, tą piešinį, atsisakyti materialinių gėrybių, dar suprantame, bet atsisakyti dvasinių, tai yra tikrai labai žmogui didelis sukrėtimas. Nes, ką tik mes bepaimsim, tokia ta varginga mūsų prigimtis, kad prie visko nori prisirišti. Ir būtent Kryžiaus Jonas nori nusiūlo tą saugų kelią, kad palikime visą tai. Šventoji Teresė Lizdiejė nors sako, man šitas, tie didieji šventieji atrodytų nepasiekiami, kaip iškylančios kalnų viršūnės, bet iš tikrųjų jinai pati irgi taip pačiai iškilo kaip ir visi kiti šventieji, būtent darydami iš meilės tuos atsisakymus. Tai kaip Kryžiaus Jonas sako, atsižadėti visko, tiesiog prie nieko. Tai va čia kaip ir kredo, ar ne? Palikti viską. Tačiau tai ne savęs atsižadėjimas. Tai taip jie dvasiškai tampa Kristaus kryžiaus priešai, nes tikroji dvasia ieško Dievo veikiau beskonių dalykų negu gardžių ir linksta labiau kentėti negu guostis, stokoti visų gėrybių dėl Dievo, negu jų turėti.
Tai vat tokia yra tikroji dvasia, kuri ieško Dievo. Tad, kad kaip tik, kai tai reiškia sekti Kristumi ir atsižadėti savęs paties, antraip tai reikštų savęs ieškojimą Dieve, o tai jau visiška meilės priešingybė. Reikštų savęs ieškoti Dieve, matot, net ir tai. Taip. Tuo tarpu savęs ieškoti Dieve reikia siekti jo dovanų ir pasitenkinimo, nes ieškoti paties Dievo reiškia ne tik trokšti stokoti vieno ir kito dėl Dievo, bet ir būti linkusiam rinktis dėl Kristaus visus labiausiai beskonius dalykus, tiek iš Dievo, tiek iš pasaulio, o tai yra Dievo meilė. Tai įsivaizduojate, ne? Kaip toje beskonybėje dabar štai išstovėti, išbūti tiek kasdienybės realybėje, tiek maldoje atėjus, atrodo tai nežmoniška. O kas padėtų suprasti, kaip toli Viešpats nori nuvesti šiuo atsižadėjimo keliu. Iš tiesų tai turi būti kaip laike prigimtinė ir dvasinė mirtis bei sunaikinimas visame kame, ką brangina valia, nes joje glūdi visas atsižadėjimas. Kaip tik tai norėjo pasakyti mūsų išganytojas šiais žodžiais: kas nori išgelbėti savo sielą, tas ją praras. Tai yra, kas nori ką nors turėti ar to siekia, tas ją praras. O kas praranda savo sielą dėl manęs, atras. Kas dėl Kristaus atsisakys visko, ko jam norisi ir ko jis skonėjasi, rinkdamasis tai, kas labiausiai panašu į kryžių, ir pasak paties Viešpaties per Šventą Joną, reiškia nekęsti savo sielos ar gyvybės, tas ją laimės. To paties mokė ir jo didenybė anuos du savo mokinius, prisiartinusius prašyti vietos jo kairėje ir dešinėje. Visiškai neatsiliepdamas į tokios garbės prašymą ir siūlydamas jiems taurę, iš kurios jis turėjo gerti, kaip brangesnį ir patikimesnį dalyką šioje žemėje negu džiaugsmas. Ši taurė reiškia mirtį savo prigimčiai ir keliauti ankštų keliu, nusirengus ir sunaikinus, kaip jau sakyta, visa, kas gali priklausyti pojūčiams. Ir kaip pasakysime toliau sielai, tai yra supratimą, džiaugsmą ir jutimą. Taip ji turi ne tik likti be nuosavybės šiuose abiejose plotmėse, bet ypač šioje dvasinėje plotmėje, neapsunkinti keliaudama ankštų keliu, nes jame, kaip leidžia suprasti išganytojas, telpa tik atsižadėjimas ir kryžius, kuris yra palengvinti ir padedanti lazda, skirta remtis kopiant tikslo link. Todėl mūsų Viešpats per Šventą Matą sakė: mano jungas švelnus, mano našta lengva. O toks ir yra kryžius, juk pasiryžęs klusniai nešti šį kryžių, taigi iš tikrųjų pasiryžęs visame kame ieškoti vargų ir ištverti juos dėl Dievo, žmogus visuose juose ras didžios atgaivos ir pasimėgavimo, tvirtai žengdamas šiuo keliu, taip nusirengęs viską ir nieko netrokšdamas.
Tačiau jei jis siekia dar ko nors turėti, ar iš Dievo, ar iš ko kito, tai eina nenuogas ir ne visko išsižadėjęs, todėl neprasibraus ir negalės kopti šiuo ankštu taku aukštyn. Tiesiog netilps žmogus tame kelyje, neįmanoma. Ir kai neįmanoma prasibrauti, tai natūraliai lieka kiti tik tais keliai. Todėl norėčiau įtikinti dvasinguosius, kad šis Dievo kelias glūdi nesvarstymų, metodų, formų, pasiskonėjimų įvairovėje, nors jie savaip ir reikalingi pradedantiesiems, bet tik vieninteliame reikalingame dalyke išmokti tikrai savęs atsižadėti išoriškai ir vidujai, atsiduodant kančiai dėl Kristaus ir visą sunaikinant savyje. Tad mat šitaip lavinantis atliekama ir atrandama visa kita ir dar daugiau. O jei šiuose pratybose, kurios yra visų dorybių visuma ir šaknis, atsirastų trūkumų, tai visa kita būtų tik blaškymasis be jokios pažangos. Net jei įžvalgos ir bendravimas būtų tokie iškilūs kaip angelų, juk daryti pažangą galime tik sekant Kristumi, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per jį, kaip jis pats sako. Sako, kad ir kokie būtų mąstymai iškilūs, ir patirtys maldoje ypatingos. Vis dėlto tai daug labai neduos. Kitoje vietoje jis sako, aš esu vartai, jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Tad nelaikyčiau gerą jokios dvasios, tokios dvasios trokštančios saldybių, bei lengvumų ir vengiančios Kristaus siekimo. Tai atrodytų, viskas sudūžta mūsų gyvenime, jeigu tik tais, bandai išsukti, jeigu tik tais neini paskui Jėzų. Tai kadangi sakiau, kad Kristus yra kelias ir kad šis kelias reiškia mūsų dvasinės ir juslinės prigimties mirtį, dabar noriu paaiškinti, kaip tai turi įvykti pagal Kristaus pavyzdį, nes jis yra mūsų pavyzdys ir šviesa. Pirma, būdamas gyvas, jis tikrai mirė pojūčiams, dvasiniu būdu, o mirdamas prigimtiniu, juk jis, kaip pats sakė, gyvendamas neturėjo kur galvos priglausti, o mirdamas juo labiau. Antra mirties valanda, jis taip pat tikrai buvo sunaikintas sielos, be jokios paguodos ir atgaivos, tėvo paliktas gilioje pojūčių sausroje. Todėl jam reikėjo šaukti, sakant, mano Dieve, kodėl mane apleidai. Tai buvo didžiausias pojūčių patirtas apleistumas jo gyvenime. Taip jis patiko, taip jis atliko didžiausią viso savo gyvenimo darbą, pranokstanti visus jo darbus ir stebuklus tiek žemėje, tiek danguje, per malonę, sutaikindamas, suvienydamas žmogų, giminę žmogaus su Dievu. Kaip sakiau, tai įvyko nuo tuo metu, kai Viešpats buvo sunaikintas visais atžvilgiais. Tai yra gero vardo tarp žmonių atžvilgių dėl to, kad matydami jį mirštantį, jie veikiau tyčiojasi iš jo negu gerbė. Prigimties atžvilgių dėl to, kad ji buvo sunaikinta jam mirštant.
tėvo dvasinės pagalbos bei paguodos atžvilgių dėl to, kad tuo metu buvo apleistas, idant sumokėtų visą skolą suvienytų žmogų su Dievu. Šitaip būdamas visiškai sunaikintas ir tarsi paverstas niekuo. Todėl Dovydas apie jį sako: buvau kvailas ir nesupratau. Jau tai kitais žodžiais, buvau paverstas į nieką ir nesupratau. Idant tikrai dvasingas žmogus suprastų Kristaus vardu, Kristaus vartų bei kelio į vienybę su Dievu slėpinį, žinotų, kad juo labiau dėl Dievo jis sunaikina abi savo pusės, pojūčių dalį, dvasios dalį, juo labiau susivienija su Dievu ir juo didesnį darbą atlieka. Tai atrodytų labai stipriai skambantis žodžiai, kurie atskleidžia tą tokį gryną kelią, kuriuo mes netilpsime, nesusitalpinsime eiti, jeigu dar į kažką įsikibę esame. Tai ir iš karto galbūt tikrai ir neįmanoma, bet štai ta gera valia ir bandymas po truputį eiti, paprasčiausiai bandymas eiti. Mes žmonės kartais bijome, ką pagalvos, kaip aš čia, būsiu nuoširdus tarp nenuoširdžių, kaip čia būsiu, kaip atrodytų ta supanti aplinka mus niveliuoja pagal savo būdą, ar ne, bet štai sako, kas bekainuotų, kokie pastangų reikėtų, bet reikia bandyti tuose paprastuose, nedideliuose dalykuose žengti tos žingsnius. Ir po to ateis visi kiti žingsniai. Šis kelias, į kurį mes esame štai taip kviečiami ir drąsinami ir suprantame, kad tik tais žmoguje, kai turi labai stipriai kažkas būti atrasta ir turi pasikeisti. Aš manau, kad jeigu jūs ateinate ir ieškote, jūs jau turite meilės patirtį, gal didesnė, mažesnė, bet aš suprantu, kad būtent dėl šitos meilės yra tas troškimas bandyti eiti. Tai ir bandyti sutiekti tos meilės, kiek jos yra Dievui, ir bandyti tos pirmosius, tos žingsnius šiandien ir daryti. Ir tiesiog visą kitą toliau, tik tai kantriai ištverti. Tai padrasinti jūs, toje maldoje, tiesiog būti, galbūt tas, vis kažkaip, galbūt pastebėti ir priminti, kad tie pokalbiai visi, tegu būna jie kitų laikų, po pusryčių, po pietų, po vakarienės, išpažintys tas laikas, o bandykime šitą maldos laiką išnaudoti.